Sveiki, su jumis tinklalaidė Pirmadienio mazgas ir aš Nudomaltai autorius Paulius Mažeika. Neseniai atnaujinau Pirmadienio mazgo įrašymą ir manau, kad vis tiek turiu priminti, apie ką Pirmadienio mazgas turėtų būti. Pirmadienio mazgas yra Nudomaltai tinklalaidė, o Nudomaltai yra mano straipsnių svetainė apie techniką ir daiktus. Nudomaltai svetainė, kuriu nuo 2017 metų, ten rašau apie laivus, lėktuvus, automobilius, sunkiai ir lengvąją techniką, apie įrankius, rašau apie tai, kaip veikia daiktai, rašau apie istoriją. Iš esmės tai yra nepriklausoma įdomių faktų svetainė ir aš joje dalinuosi savo smalsumu. Tai yra rašau apie tai, kas man pačiam yra įdomu. Pirmadienį mazge darysiu tą patį, taip pat dalinsiuosi savo smalsumu. Kalbėsime apie keliones, apie darbą, apie techniką, apie istoriją. Kalbėsime temomis, kurios mano nuomonė yra vertos pokalbio. Tai yra apie tai, apie ką įdomu kalbėtis, nežinau, keliaujant ar dirbant kažkur. Dėl to šios laidos yra tik audio formatu, pasirodo kiekvieną savaitę ir yra gana trumpos tam, kad, užimtų tą laiką, kai jūs, pavyzdžiui, vairuojate į darbą. Pirmadienio mazgas pasirodo kiekvieną pirmadienį ir čia kalbėsime apie tai, kas man atrodo turėtų būti įdomu jums, Nudomaltai skaitytojams. Nes aš jūs šiek tiek pažįstu, aš matau, kokios temos sulaukia daugiausiai jūsų komentarų, daugiausiai reakcijų, kokius klausimus užduodate, apie, kokias temas pasiūlote pats ir panašiai. Praeitą kartą kalbėjomės apie tai, kaip tarpukario laikais iš Lietuvos į Braziliją persikėlę žmonės palaikė ryšį su Lietuva. Tai yra visų pirma, kaip jie išvažiavo, kaip jie iškeliavo į Braziliją, kiek laiko truko kelionė, kaip jie susisiekdavo su savo giminimis Lietuvoje, kiek kainavo paskambinti iš Lietuvos į Braziliją. Ta tema man yra labai artima, nes aš esu artimai susijęs su Brazilija ir tarpukario laikų istorija man yra įdomi. Šiandien pakalbėsime kitą temą, kuri man yra labai įdomi ir artima, tai yra kalbėsime apie automobilių gamyklas. Tiksliau, apie tai, kodėl Lietuvoje nėra ir artimiausiu metu tikrai nebus automobilių surinkimo gamyklos. Visų pirma, noriu paklausti jūsų, ar žinote, kiek Europoje yra automobilių gamyklų? Ne tik automobilių surinkimo gamyklų, tai yra tų gamyklų, iš kurių išrieda jau naudojimui paruoštos mašinos, bet apskritai automobilių gamyklų. Tai yra įskaičiuojant ir variklių gamyklas, elektromobilių baterijų gamyklas, sunkvežimių gamyklas, autobusų gamyklas ir panašiai. Kiek tokių gamyklų Europoje yra? Ir kiek juose dirba žmonių? Tai yra, kiek darbo vietų automobilių pramonė yra sukūrusi Europoje? Pagalvokite apie tuos du skaičius ir aš jums juos atskleisiu visai greitai, bet noriu pasakyti, kad visi 5 didžiausi pasaulio automobilių gamintojai turi savo gamyklas Europoje. Tai yra nėra toks visiškai lokalus dalykas. Net jeigu gamintojas yra japonų, jis savo gamyklas Europoje tikrai turi. Aišku, Volkswagen grupė yra visada pirmas arba antras automobilių gamintojas pasaulyje pagal pajamas arba pagamintų automobilių skaičių. Toyota pagal pagamintų automobilių skaičių Volkswagen dažnai lenkia, nes turi labai didelę rinkos dalį Azijoje ir JAV. Bet netgi Toyota gamyklos yra Europoje ir daug, nebūtinai daug, bet dalis Europoje parduotų Toyota automobilių yra pagaminti vietoje. Tie japoniški automobiliai yra europietiški. Čia turiu priminti tai, ką vadinu kabutėse vokiško automobilio mitu. Dažnai sakoma, vokiškas automobilis, man patinka vokiški automobiliai. Ką tai reiškia? Vokiškas automobilis iš esmės yra vokiškos kokybės automobilis, tai yra nebūtinai pagamintas Vokietijoje. Pavyzdžiui, Volkswagen Nivus buvo sukurtas Brazilijoje ir yra gaminamas Ispanijoje. Volkswagen Amarok, tas ūkininkų draugas pikapas, yra sukurtas iš dalies Australijoje, iš dalies Vokietijoje ir yra gaminamas Ford gamykloje Pietų Afrikoje, nes Volkswagen Amarok yra artimas Ford Ranger brolis. Bet jūs vis tiek jį vadintumėte vokišku automobiliu ir Volkswagen Nivus vadintumėte vokišku automobiliu, nors su Vokietija jie neturi tiek labai daug bendro. Vokiškas automobilis, kaip sakiau, yra tas kokybės standartas, įsivaizduojamas ar neįsivaizduojamas, bet kokybės standartas. Nes gamyklos yra visur. Mercedes, G-klasės Mercedes, tie kampuoti baisus visureigiai yra gaminami Austrijoje, toje pačioje gamykloje, kur gaminami ir keli Jaguar, BMW Z4, Toyota Supra. Tai ką aš noriu pasakyti, automobilių pramonė yra tarptautinė. Automobilių pramonės milžinai yra tarptautinės kompanijos ir Lietuvai nereikėtų sugalvoti savo kažkokios markės tam, kad jį turėtų automobilių gamyklą. Tiesiog reikėtų pabandyti prisivilioti Volkswagen, Ford, galbūt Tesla ar kažkokį kitą gigantą, kad jis įsikurtų
Lietuvoje, sukurtų vieną iš savo daugybės gamyklų įkurtų Lietuvoje. Galbūt Toyota. Turėti automobilių gamyklą valstybei savame aišku yra labai gerai, nes tai yra stiprus ekonomikos variklis, tačiau Lietuva artimiausiu metu Europos automobilių gamyklų žemėlapyje tikrai nepasirodys. Net jei politikai kažkada prieš rinkimus apie tai užsimins, nes net jeigu yra kažkokių entuziastų ir žurnalistų, kurie svajoja apie automobilių surinkimo gamyklą Lietuvoje, šiuo metu ji Lietuvoje negalėtų veikti ir artimiausiu metu jos tikrai nebus. Ir sakydamas artimiausiu metu, aš turiu omenyje tikriausiai porą dešimtmečių. Ir taip yra dėl visiškai objektyvių priežasčių, apie kurias aš tuoj jums papasakosiu. Bet prieš tai noriu pakviesti jūs užsukti į šio įrašo aprašymą, ten rasti kelias aktualias nuorodas, tai yra nuorodos į kelis Nuodom.lt straipsnius, kuriuos aš rekomenduoju, tarsi garnyrą prie šios tinklalaidės. Taip pat rasite Nuodom.lt socialinių tinklų nuorodas ir nuorodą į Nuodom.lt Contribui. Nuodom.lt Contribui galite tapti Nuodom.lt rėmėjų. Nuodom.lt turinys buvo ir bus nemokamas, bet jeigu norite tiesiog už tai padėkoti ar paskatinti kurti geriau, geresnį, įdomesnį, gausesnį turinį, galite tai padaryti užsukę į Nuodom.lt Contribui puslapį ir tapdami rėmėjų. Laikykite tai savotišką arbatpinigių taupyklę ant baro. Jeigu prisidėsite, aš esu labai dėkingas, bet taip pat noriu padėkoti visiems, kurie tiesiog klauso, skaito, komentuoja, peikia ir giria. Bet po truputį judėkime į tai, ką aš esu pasižymėjęs kaip Lietuvos automobilių pramonė. Prieš tai jums uždaviau klausimą, kiek jūsų nuomonė yra automobilių gamyklų Europoje. Galbūt jūs spėjote, kad, 50, 80, galbūt sakėte 100. Bet nedidelė dalis jūsų buvo arti teisingų atsakymų, nes Europoje yra daugiau nei 300 automobilių gamyklų, įskaitant sunkvežimių, autobusų, variklių ir elektromobilių baterijų gamyklas. Tai yra tų centrinių tokių didelių gamyklų yra daugiau nei 300. Į tą skaičių neįskaičiuojamos padangų gamyklos, laidų pynių gamyklos, žibintų gamyklos ir tokių kitų smulkesnių komponentų gamyklos. Daugiau nei 300. Tas skaičius nuolat kinta, bet, atsiranda naujų baterijų gamyklų, kai kurios kitos gamyklos yra reorganizuojamos ir, tas skaičius kinta, bet iš esmės galite įsivaizduoti apie 300 automobilių gamyklų Europoje. Ir jeigu pažiūrėtume į tą žemėlapį, kur tos gamyklos yra pažymėtos, yra jame tokia skylė. Ir toje skylėje yra Lietuvoje. Yra visos Baltijos šalis. Automobilių gamyklos Lietuvoje, kaip minėjau, nėra ir negali būti, artimiausiu metu jos tikrai nebus. Bet Europoje automobilių pramonė yra labai stipri. Visi didžiausi automobilių gamintojai pasaulyje turi savo gamyklas Europoje ir Europa turi savo vietinių kompanijų, tokia kaip Stellantis, Volkswagen. Automobilių gamyboje Europoje tiesiogiai dirba 2,6 milijonai žmonių. Europoje yra tokia labai stipri, gausi automobilių pramonė. Praktiškai visa Lietuva galėtų dirbti Europos automobilių gamyklas, įskaitant pensininkus, vaikus ir neįgaliuos. Ir Lietuvoje yra apie 2,7 milijonai gyventojų, o Europos automobilių pramonė turi 2,6 milijonus darbuotojų, tiesiogiai dirbančių gamyboje. Automobilių pramonė Europoje iš viso sukuria darbus 13,8 milijonams žmonių. Čia įskaičiuojame ir tie darbai, kurie nėra tiesiogiai susijęs su gamyba. Kaip minėjau, tiesiogiai gamyboje dirba 2,6 milijonai žmonių, taip netiesiogiai automobilių pramonė sukuria 13,8 milijonus darbo vietų. Nes, automobilių pramonė yra tokia galinga jėga, kuri sukuria daug darbo vietų tiesiog aplink save. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad automobilių pramonė padeda įdarbinti daug žmonių logistikos sektoriuje, nes reikia kažkam vairuoti sunkvežimis, kurie išvežioja naujus automobilius ar gamykloms pristato komponentus. Automobilių pramonė taip pat sukuria daug darbo vietų. Medžiagų pramonė, tai yra plieno pramonė, perdirbimo pramonė ir, visur. Apie 6,1% ES dirbančiųjų turi būti dėkingi automobilių pramonėje už tai, kad turi darbą. 6,1%. Tai yra didžiulė dirbančiųjų dalis yra susijusi su automobilių pramonė. Ir Lietuvoje yra žmonių, kurie techniškai dirba automobilių pramonėje, nors nei vienos iš tų 300 gamyklų, kurias aš čia paminėjau, nėra Lietuvoje.
Lietuvoje yra keli mažesni komponentų gamintojai ir, jie yra svarbus Lietuvos ekonomikai, tai yra didelės investicijos, jie sukuria labai daug darbo vietų, bet didelės automobilių gamyklos Lietuvoje nėra. Ar galėtų būti? ES turi stiprią ekonomiką, apskritai ekonomika turi labai stiprią, bet joks kitas sektorius čia negauna tokių didelių investicijų į tyrimus ir plėtrą kaip automobilių pramonė. Taip aišku yra dėl to, kad automobilių gamintojai nuolat atnaujina savo modelių gamas ir į tai turi investuoti. Jie nuolat pristato naujus modelius, naujas technologijas, atnaujina senesnius modelius ir panašiai. Jie taip pat turi investuoti į prisitaikymą prie naujų reikalavimų saugumui ir taršai. Pavyzdžiui, aišku, dabar tikrai žinote, kad pasaulis juda prie elektromobilių ir Europa tame yra viena iš lyderiaujančių šalių, tai yra Europos reikalavimai automobiliams dabar yra tokie griežti, kad anksčiau ar vėliau daugumai gamintojų teks pamiršti vidaus degimo variklius ir galite tai laikyti problema arba galimybė, priklauso nuo požiūrio taško, bet iš esmės noriu pasakyti tai, kad automobilių gamintojai, tos didžiosios korporacijos, labai gausiai investuoja į savo darbą, į savo infrastruktūrą ir tos gamyklos plečiasi arba keičiasi, jos yra restruktūrizuojamas, jų vidus yra keičiamas taip, kad jos gamintų elektromobilius arba bent jau aplinkai draugiškesnius automobilius. Ta Europos automobilių pramonė yra tarsi didžiulis pyragas ir turėti gabalą jo valstybėje yra labai naudinga. Didelėje automobilių surinkimo gamykloje gali dirbti šimtai ar net tūkstančiai žmonių. Europoje yra tokių didelių automobilių gamyklų, kad 1000 darbuotojų joms yra tarsi viena pamaina. Be to tokie objektai aplink save sukuria labai daug darbo vietų ir galimybių verslui. Kaip minėjau, automobilių pramonė Europoje sukūrė 2,6 milijonus tiesioginių darbo vietų, o tas netiesioginis žmonių skaičius, kurie dirba darbą susijusi su automobilių pramonė, tarsi aptarnauja automobilių pramonė, yra beveik 14 milijonų žmonių. Surinkimo gamykloms reikia subrangovų, kurie gamina komponentus, joms reikia logistikos bendrovių, kurios pasirūpintų naujų automobilių išvežimu ir detalių atvežimu, žaliavų atvežimu ir panašiai. Jums taip pat reikia automatizuoti sistemų priežiūros specialistų. Jums reikia labai daug tos pagalbos iš išorės, jums reikia stiprios ekonominės infrastruktūros ir tai generuoja labai daug darbo vietų, kas yra naudinga ekonomikai. Aišku, juos tiesiogiai sumoka labai daug mokesčių, tai irgi yra naudinga ekonomikai, techniškai, bet tai yra turėti automobilių pramonę valstybei yra labai naudinga. Juolab, kad jeigu įsikurtų naujoje vietoje automobilių gamykla, šalia visada atsiras kita gamykla, atsiras maitinimo įstaigos, viešbučiai, kita paslaugų infrastruktūra. Tai yra labai stiprus ekonomikos variklis ir kiekviena šalis atrodo turėtų to siekti. Tačiau jei dar kartą pažiūrėtumėte į tą Europos automobilių gamyklų žemėlapį, jame pamatytumėte didelį tuščią plotą. Lietuvoje nėra automobilių surinkimo gamyklos, nėra ir variklių gamyklos, nėra elektromobilių baterijų gamyklos, nėra didesnės automobilių sistemų gamyklos. Apskritai, Baltijos šalyse jos nėra. Bet kartais taip tarsi pašnibždomis kažkokie politikai užsimena, ypač prieš rinkimus, kad reikėtų pabandyti pritraukti Tesla ar Volkswagen ar Ford gamyklą į Lietuvą, nes tai būtų tiesiog didžiulis postūmis ekonomikai ir reikėtų pabandyti tai padaryti. Kartais apie tai kalba ir žurnalistai, kartais apie tai kalba tiesiog automobilių entuziastai, kartais apie tai kalba žmonės, kurie emigravo iš Lietuvos ir savo tame gyvenime užsienyje dirbo automobilių gamykloje ir mano, kad tai reikėtų kažkaip perkelti į Lietuvą. Tačiau artimiausiu metu jokios lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, variklių, elektromobilių baterijų gamyklos Lietuvoje nebus. Ši tema mane domina gana ilgą laiką ir kai dar studijavau universitete, aš ten studijavau diplomatiją ir tarptautinius santykius, galbūt tai yra kažkoks nejuokingas, bet įdomus faktas apie mane, kad aš nesu žurnalistas pagal išsilavinimą, aš nesu inžinierius ar sunkvežimio vairuotojas, kaip daug kas kartais pagalvoja. Aš studijavau politikos mokslus, o paskui magistro pakopoje studijavau diplomatiją ir tarptautinius santykius. Studijuodamas magistrą aš domėjausi Lietuvos ekonominę diplomatiją. Tiesiog apskritai domėjausi tuo, kaip Lietuva pritraukia tiesioginės užsienio investicijas. Bet kadangi mane nuo seno domino automobilių pramonė, automobiliai, lėktuvai ir panašiai, aš labai didelį dėmesį skiriau būtent tam, kodėl Lietuva negali pritraukti automobilių gamyklos.
Mane taip pat labai domino tai, ar Lietuva turi kažkokie savo strategijoje ten po 20 metų numačiusi galimybę pritraukti automobilių gamyklą, ar po 30 metų, ar toje ilgalaikėje perspektyvoje kažkur bent jau, svajonės žiburėlis dega, kad automobilių gamykla Lietuvoje galėtų veikti. Ir ruošdamas savo magistrinį darbą, aš kalbėjausi su Lietuvos ekonominės diplomatijos vykdytojais. Tai yra ne formuotojais, ne politikais, ne ministerija, ne Seimo nariais ir panašiai, bet konkrečiai su vykdytojais. Tai yra kalbėjausi su specialistais, kurių darbas yra kalbėti su verslo įmonėmis, dalyvauti įvairiose tarptautinėse mugėse ir panašiai. Tai yra tie žmonės dažnai patys kreipiasi į užsienio bendrovės ir siūlo jiems bent jau susipažinti su Lietuva. Kad Lietuvos vardas suktųsi jų galvose ir jie galėtų bent jau prisiminti, kad Lietuva egzistuoja, kai jie renkasi vietą investicijoms. Aš kalbėjausi su tais specialistais apie tai, ką reikėtų daryti, kad Lietuvoje atsirastų automobilių gamykla. Ir apskritai, ar tai yra įmanoma, ar tai yra tikslas, ar to reikėtų siekti. Nes priežasčių, aišku, pritraukti gamyklą į Lietuvą tikrai yra, tai padėtų vystyti pramonės centrą kažkurioje vienoje dalyje, šalia vienos gamyklos visada atsiranda kita, gamyklų statyboms ar aplinkiniai infrastruktūrai įrengti reikėtų daug investicijų, kurios būtų injekcija statybų sektoriui, paslaugų sektoriui ir panašiai. Be to, ten darbo rastų ne tik paprasti darbininkai, bet ir aukštos kvalifikacijos darbuotojai, tai būtų gerai apmokamos darbo vietos inžinieriams, automatizacijos specialistams, robotikos specialistams, tiesiog vadybininkams, teisininkams ir panašiai. Bet to tai būtų galimybės ir vietiniam verslui. Tas užsienio investicijos visada atveria galimybės ir vietos verslininkams, jeigu jie tik moka jomis pasinaudoti. Tačiau tuomet aš rašydamas tą savo magistrinį darbą visur girdėjau tą patį atsakymą. Automobilių gamyklos Lietuvoje tikrai nebus. Ir net todėl, kad tie specialistai, su kuriais aš kalbėjausi, nemokėtų pritraukti, bijotų kalbėti su Volkswagen vadovais ar bijotų ten parašyti elektroninį laišką Tesla ar kažkam. Jie moka tai daryti, jie pritraukia jau labai gerų, galingų investicijų į Lietuvą, bet automobilių gamykla Lietuvoje yra tiesiog nerealistiškas tikslas ir tokio tikslo apskritai nėra. Tiesiog objektyvios priežastys neleidžia svajoti apie didelę automobilių surinkimo gamyklą mūsų šalyje. Aš tai sužinojau tada jau magistrą studijuodamas, aš tai žinojau ir anksčiau, nes jeigu būtų galimybė Lietuvoje turėti automobilių gamyklą, tai mes ją jau turėtume tikriausiai. Ji tikriausiai būtų atsiradusi netrukus po to, kai Lietuva įstojo Europos Sąjungą 2004 metais. Tačiau nuo tų 2004 metų iki dabar, per tą 20 metų laikotarpį, net nebuvo rimtų svarstymų apie tai, kad Lietuvoje galėtų atsirasti tokia gamykla, atsirasti toks pramonės centras, ar galėtų būti kažkoks mažesnis objektas, kuris palaipsniui galėtų būti vystomas į didesnį automobilių surinkimo gamyklą, ar automobilių variklių, elektromobilių baterijų gamyklą, ar kažką panašaus. Lietuvoje nėra ne tik lengvųjų automobilių gamyklos, Lietuvoje nėra ir sunkvežimių gamyklos, autobusų gamyklos, traktorių gamyklos. Ir aš tuomet sužinojau, kad to būti negali. Nėra ir tokio tikslo. Ruošdamas į šiai laidai, aš vėl susisiekiau su ekspertais, nes norėjau atnaujinti žinias, nes universitetą aš baigiau pakankamai seniai. Aš esu tikriausiai vyresnis nei kai kurie iš jūsų mano, kad esu. Aš parašiau Investuok Lietuvoje, uždaviau kelius klausimus ir Augustinas Stonys, Investuok Lietuvoje mobilumo investicijų ekspertas, man atsakė jūs. Jis paaiškino kai kurias detalės, kurias aš noriu perpasakoti jums. Tikiuosi tai padaryti gana trumpai ir aiškiai, nes aš, kaip minėjau, noriu, kad pirmadienio mazgo laidas būtų pakankamai trumpas, kad užtruktų maždaug tiek, kiek jūsų kelionė į darbą. Tai kodėl Lietuvoje nėra ir negali būti automobilių surinkimo gamyklos? Tai yra didelės automobilių surinkimo gamyklos. Tikriausiai daugelis iš jūsų jau spėjo pagalvoti, kad tai yra susijęs su Lietuvos dydžiu. Lietuva yra labai maža valstybė. Lietuviai labai mėgsta taip sakyti, jie nuvyksta į užsienį, kartais nuvyksta į dar mažesnės valstybės ir prisistato, kad aš esu lietuvis iš labai mažos valstybės. Iš tikrųjų, Lietuva nėra nykštukinė šalis. Ir yra mažesnėse šalyse automobilių gamyklos yra retesnės. Tai yra tiesa, bet taip būna. Slovenija yra mažesnė už Lietuvą, bet ten yra automobilių gamykla. Bent jau viena. Ten gaminami Renault automobiliai. Čekija yra
dvigubai didesnė už Lietuvą, bet turi labai stiprią automobilių pramonę. Jeigu ją laikome dvigubai didesnė už Lietuvą, tai Lietuva galėtų turėti pusę Čekijos automobilių pramonės pajėgumų. Ir tai būtų didžiulis postumis Lietuvos ekonomikai. Tačiau negalime savajoti net apie 1/4 Čekijos automobilių pramonės pajėgumų. Bet to, kai kalbame apie dydį, reikia prisiminti, kad ES sienos yra atviros, todėl tas mažas Lietuvos dydis nebūtų pagrindinė kliūtis automobilių gamyklai įsikurti. Ar bent jau vienai gamyklai 3 Baltijos šalyse. Nes, kaip minėjau, automobilių gamyklos nėra ir Estijoje, Latvijoje. Aišku, kas nors paminės, kad Latvijoje yra maža automobilių gamykla, bet ne apie tokius objektus kalbame. Automobilių gamykla Latvijoje būtų vis tiek postumis Lietuvos verslui, Lietuvos ekonomikai. Tačiau jos nebus irgi ir negali būti. Dėl objektyvių priežasčių. Kodėl? Visų pirma, noriu paminėti Lietuvos pramonės istoriją. Tai skamba keistai ir netgi kvailai, nes verslui turėtų rūpėti tik pinigai. O kai aš sakau, kad Lietuva neturi automobilių pramonės istorijos ir tai yra vienas iš faktorių, kodėl automobilių gamyklos Lietuvoje negali būti, tai atrodo, kad aš sakyčiau, kad nėra gamyklos, nes nebuvo anksčiau. Bet aš tai būtent tai ir turiu omenyje. Labai sunku būti pirmiems. Lietuvoje niekada anksčiau nebuvo didelės automobilių gamyklos. Galbūt jeigu tas tarpukario progresas būtų galėjęs tęstis, kalbame apie paralelę istoriją, tai yra gana neproduktyvus pokalbis, bet jeigu tas tarpukario laikų progresas būtų galėjęs vystytis tarsi banga, ristis per Lietuvą ir pramonė būtų augusi, galbūt kitas pramonės augimo laiptelis būtų buvusi kažkokia automobilių gamykla, nes tais laikais automobiliai buvo ne taip reguliuojami, netokie sudėtingi ir įsikurti automobilių gamyklai tais laikais buvo daug lengviau negu dabar. Jeigu nuvyktumėte į didesnį automobilių muziejų kur nors Europoje, pastebėtumėte, kad ten yra labai daug markių, kurių jau seniai nebėra. Taip yra dėl to, kad tais laikais, 20 amžiaus pradžioje, įsikurti naujai automobilių gamyklai buvo šiek tiek lengviau negu yra dabar. Todėl daug tokių verslininkų pasiturinčių žmonių kūrė savo markės ir kai kurioms pasisekė, kai kurios liko tik muziejus. Tačiau realybė yra tokia, kad automobilių gamyklos Lietuvoje niekada nebuvo. Ir sovietiniais laikais nebuvo. Sovietiniais laikais automobilių Lietuvoje beveik nebuvo. Dabar vyresni žmonės sakys, ne, visi buvo, aš turėjau Žigulį. Beveik nebuvo automobilių Lietuvoje sovietiniais laikais ir gamyklos Lietuvoje irgi nebuvo. Ką tai reiškia iš tos verslininkų perspektyvos? Tai iš esmės reiškia, kad Lietuvos švietimo įstaigoms niekada nereikėjo ruošti specialistų automobilių pramonį. Niekada nereikėjo ruošti darbininkų, inžinierių ar tiesiog vadovų automobilių gamykloms. Tiesiog nebuvo tokio poreikio. Tuo tarpu politikams niekada nereikėjo ruošti įstatyminės bazės tokio tipo gamyklų reguliavimui. Nesakau, kad jie būtų kompetitingi tai padaryti, bet jiems niekada nereikėjo pasiruošti didelės automobilių gamyklos statyboms ir veikimui. Tai yra, tos įstatyminės bazės konkrečiai automobilių gamyklai nėra. Tuo tarpu ir ekonominiai sistemai, ekonomikos kultūrai Lietuvoje niekada nereikėjo prisitaikyti prie tokio automobilių pramonės milžino atėjimo. Niekada nereikėjo prisitaikyti prie automobilių pramonės kuriamų iššūkių ir galimybių. Kodėl tai svarbu? Iš potencialių investuotojų perspektyvos vietinės automobilių pramonės istorijos nebuvimas yra susijęs su rizika. Tai yra neaišku, kas nutiks. Labai sunku prognozuoti, kaip šalis prisitaikys prie naujos gamyklos atėjimo, nes tai automatiškai taptų didžiuliu pramonės centru. Pavyzdžiui, jeigu į Lietuvą ateitų, tarkime, Volkswagen gamykla. Jie įsikurtų čia, pradėtų gaminti automobilius arba variklius arba elektromobilių baterijas, tuomet Ford galėtų žiūrėti į tą Volkswagen istoriją Lietuvoje ir galėtų matyti taip. Jie susidūrė su tokiais ir tokiais iššūkiais, jiems taip ir taip sekėsi pritraukti naujus specialistus, naujus darbuotojus, jie taip bendravo su vietinė ekonomikos kultūra, politinė kultūra, taip į naujos gamyklos atėjimą reagavo vietinis verslas, taip, pagal tai galima nuspręsti, ar verta ateiti naujai gamyklai. Tačiau tokios istorijos nėra precedento, o būti pirmiems visada yra sunku. Dėl ta Lietuvos pramonės istorija, Lietuvos automobilių pramonės istorijos neegzistavimas yra savotiška kliūtis investicijų pritraukimui į konkrečiai automobilių
gamyba Lietuvoje. Bet to yra kitas daug didesnis, daug svarbesnis faktorius, tai yra Lietuvos geografinė padėtis. Aš minėjau, kad šalies dydis nėra esminis faktorius, bet rinkos dydis, aplink regiono dydis vis tiek yra esminis faktorius. Jeigu Lietuva būtų tokia, kokia yra, tokio dydžio, su tokiu gyventojų skaičiumi, bet aplink būtų kelios didelės valstybės, kurios, pirktų automobilius, kurie būtų pagaminti Lietuvoje, tai būtų visiškai kita istorija. Tačiau Lietuva yra Europos pakraštyje. Aš nesakau to kaip įžeidimo, man patinka Lietuvos geografija, man patinka vieta, kurioje esame, kaimynus geresnius galėtume turėti, bet Lietuvos padėtis nėra palanki automobilių gamyklos įkūrimui. Kodėl? Galime kartuoti, kad Lietuva yra geografinis Europos centras, bet praktiniais terminais kalbant, tai nėra tiesa. Bet to, aš kad nors apie tai papasakosiu daugiau, bet kaip Europos forma nėra geometriškai taisyklinga, tai nustatyti jos centrą nėra taip paprasta ir buvo įdomu, kaip, sužinoti, kaip tai buvo padaryti. Yra šiek tiek subjektyvumo tame, kaip aš suprantu, nes, tai atliko mokslininkai, bet, Europos geografinis centras nebūtinai yra Lietuva. Tai priklauso nuo to, kaip matuoji centrą. Bent jau kaip aš suprantu. Nes praktiniais terminais kalbant, Lietuva yra Europos pakraštyje. Jeigu paimtumėte Europos žemėlapį ir palei šiaurinę Lietuvos sieną nubrėžtumėte ilgą paralelę. Kiek Europoje yra žmonių, kurie gyvena į šiaurę nuo Lietuvos? Ne konkrečiai, ne tik apie Latviją, Estiją ir Suomiją kalbu, bet tiesiog šiauresnėme klimate negu Lietuva. Atsakymas yra 25 milijonai. Tiek žmonių gyvena Islandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Farerų salose. Farerų salose, aišku, gyvenam labai mažai žmonių. 25 milijonai. Bendras Europos populiacijos dydis yra 741 milijonas gyventojų. Ir tik 25 milijonai iš jų gyvena į šiaurę nuo Lietuvos. Daugiau negu 700 milijonų žmonių gyvena į pietus nuo Lietuvos ir 25 milijonai gyventojų į šiaurę nuo Lietuvos. Lietuva yra Europos pakraštys ir tai yra objektyvus faktas ir aš nesakau to kaip įžeidimą. Tai reiškia, kad logistikos grandinės čia nėra išvystytos, nes, tie 25 milijonai gyventojų, kurie gyvena į šiaurę nuo Lietuvos, jie nėra lengviausiai pasiekiami būtent per Lietuvą. Į tuos 25 milijonus įtraukiama ir Islandijos populiacija, Norvegijos populiacija, Švedijos populiacija. Visos tos šalis iš vakarų Europos nėra būtinai lengviausiai pasiekiamos keliaujant per Lietuvą. Dėl to transporto infrastruktūra čia nėra gerai išvystyta. Prisiminkime, kad ta europinė geležinkelio vėžė Lietuvoje vis dar yra kuriama ir vystoma, o greitkelio, kuris jungtų Baltijos šalis per tą šiaurės pietų ašį, nėra. Mane visada šiek tiek erzino tai, kad, Baltijos šalis yra toks tamprus regionas, bet nėra greitkelio, kuris jungtų mus visas tris tas valstybės. Lietuva, sostinės, kad sujungtų Taliną, Rygą ir Vilnių. Arba Taliną, Rygą ir Kauną, nes Kaunas ir Vilnius yra neblogai sujungti greitkeliu. Lietuva yra dar ir absoliutus ES pakraštys, rytinė ES siena. Visą tai reiškia, kad šalia tiesiog nėra rinkos, kuriai reikėtų naujų automobilių. O tai visada yra svarbu renkantis vietą automobilių gamybai. Kur būtų parduodami automobiliai, kurie būtų surenkami Lietuvoje? Kur? Lietuvoje nėra pakankamai gyventojų, kad jie išpirktų visus tuos naujus automobilius. Baltijos šalyse nėra tiek gyventojų, kad jie išpirktų visus naujus automobilius. Juos būtų galima eksportuoti į šiaurę, į Skandinaviją, bet Skandinavijoje yra automobilių gamykla. Tai kur juos reikėtų vežti? Juos tikriausiai reikėtų vežti atgal į Europą. O kam juos vežti, jeigu juos galima surinkti Europoje? Tai yra, nėra priežasčių, kodėl reikėtų statyti gamyklą Lietuvoje, nes čia nėra kažkokios rinkos, kuri būtų neaptarnauta. Ir tai yra vienas iš esminių faktorių, kodėl Lietuvoje automobilių gamybos įmonės, didelės automobilių gamyklos Lietuvoje tikrai nebus. Bent jau artimiausiu metu. Jeigu kažkoks korporacijos vadovas, Volkswagen, Ford ar kažkokios kitos korporacijos, vienas iš vadovų turi prieš save nusibrėžęs sąrašą, kur būtų už ir prieš. Lietuvos geografinė padėtis tikrai yra prieš stulpelį. Už yra mūsų miškai, Trakų pilis,
Palanga, o prieš stulpelį tikrai yra Lietuvos geografinė padėtis ir rinkos dydis aplink Lietuvą. Bet iš tikrųjų svarstymų, kur statyti naują gamyklą Europoje nėra daug. Čia yra dar vienas labai svarbus faktorius, nes Europai pakanka tų gamyklų, kurias jį turi. Taip, automobilių paklausa techniškai tam trumpajame laikotarpyje šiek tiek išaugo. Pavyzdžiui, 2023 metais ES buvo parduota 10,5 milijonų naujų automobilių. Tai yra 10,5 milijonų naujų automobilių. Ir tas skaičius yra 13,9% didesnis negu 2022 metų rodiklis. Tai yra tas automobilių parduodama vis daugiau ir matoma tendencija, kad ir kitais metais bus parduodama jų daugiau. Buvo toks dalykas kaip pandemija. 20, 21, 22 metais automobilių buvo parduodama labai nedaug, nes žmonės buvo suvaržyti, jie turėjo likti namuose, nereikėjo vykti į darbus, nereikėjo keliauti, nebuvo galima keliauti. Tai automobilių pardavimai buvo taip dirbtinai maži, ypač dėl to, kad ekonominė situacija buvo tokia, slidi. Atrodė, kad galbūt visa Europa greitai panirs į ekonominę krizę ir geriau pasitaupyti tuos pinigus, neišleisti jų naujam automobiliui. Taigi tie geri 2023 metų rodikliai yra geri tik dėl to, kad mes juos lyginame su pandeminiu laikotarpiu. Prieš pandemiją, tai yra 2019 metais, tas skaičius naujų automobilių pardavimai Europoje buvo 15,66 milijonai. 5 milijonais automobilių daugiau buvo parduota 19 metais negu praeitais metais. Tai reiškia, kad Europos automobilių pramonės pajėgumai nėra pilnai išnaudoti. Europa gali pagaminti daug daugiau automobilių, negu gali parduoti. Aišku, Europa eksportuoja automobilius, tai tie skaičiai, kuriuos aš čia paminėjau, yra labiau susiję su vietinė rinka, bet Europos automobilių pramonė yra labai didelė, joje dirba, kaip minėjau, milijonai žmonių ir ji sukuria tiek automobilių, kiek gali parduoti. Netgi šiek tiek daugiau. Tai ką darytų ta nauja gamykla? Lietuvoje ar ne Lietuvoje, net taip svarbu, ką darytų nauja gamykla. Jie gamintų automobilius, o kas juos pirktų? Jeigu dalis ten gamybinių pajėgumų būtų perkelta į Lietuvą, juos reikėtų mažinti kažkur kitur. Ir kam reikėtų, nėra priežasčių tai daryti. Tai aišku, jokių būdų nereiškia, kad Europos automobilių pramonė yra nesikeičianti, sustabarėjusi, suakmenėjusi. Ne, ji keičiasi, ji konkuliuoja, ji verda, joje matomi pokyčiai, automobilių gamyklos prisitaiko prie elektromobilio atėjimo ir panašiai. Be to į Europą ateina nauji gamintojai, ypač iš Azijos ir JAV, ir jie galbūt Europoje statys savo gamyklas, bet jie mieliau žiūri ten, kur automobilių pramonė jau yra gyva. Kur yra gamyklų, tai yra, jos žiūri ten, kur yra automobilių pramonės centrai ir jos nori įsikurti ten. Įskaitant ir dėl to, kad ten logistika yra paruošta, bet ir dėl to, kad yra gamyklų, iš kurių galima pavogti darbuotojus. Nes taip dažniausiai ir būna. Jeigu į Europą ateina kažkoks užsienio gamintojas, aš sakau, už Europos ribų, jis įsikuria gamyklą ir pirmiausia jis ieško darbuotojų, samdydamas tuos, kurie palieka kitas gamyklas. Tai yra, jie ieško patirties, jie ieško aukštos kvalifikacijos ir lengviausiai jie randa pas konkurentus. Lietuvoje automobilių gamyklos nėra, Lietuvoje nėra tų darbuotojų, kuriuos būtų galima pavogti, kurie turėtų patirties. Taigi tos pramonės milžinės iš Azijos ir JAV, net jeigu galvoja apie atėjimą į Europą, jos nežiūri į Lietuvą kaip į potencialią šalį, kurią būtų galima investuoti statant naują automobilių surinkimo gamyklą. Europos automobilių pramonės žemėlapis, kur pažymėtos visos tos gamyklos, daugiau negu 300 gamyklų, jis galbūt keisis, bet tas langas, kuris yra Baltijos šalyse, neužsivers. Čia gamyklų tikrai artimiausiu metu nebus. Bet tai nereiškia, kad visos Europos automobilių pramonės kontekste Lietuva yra nematoma, nepastebima ir nereikalinga. Lietuvoje nėra didelių automobilių surinkimo ar sunkvežimių surinkimo, autobusų, variklių ir panašiai. Tokių gamyklų Lietuvoje nėra, bet Lietuvoje yra apie 50 automobilių komponentų gamintojų. Ir tas skaičius po truputį auga ir tie gamintojai Lietuvoje gerina savo rezultatus. Vien per 2022 metus, tai yra ne pernai, prieš tai, šios įmonės sukūrė apie 2000 naujų darbo vietų. Tai juose jau dirbo šimtai žmonių, bet jos investavo dar daugiau ir augino savo pajėgumus ir priėmė 2000 naujų žmonių. Tai yra didžiulis postūmis ekonomikai, ypač tiems regionams, kuriuose veikia tos įmonės.
Tai rodo, kad tokios įmonės Lietuvoje gauna daugiau užsakymų, tai yra susijęs su ta atsigaunančia Europos automobilių pramonė ir jos didina savo pajėgumus, priimdamas daugiau darbuotojų. Daugiausiai naujų darbuotojų tais 2022 metais priėmė AQ Wiring Systems, tai yra laidynų gamintojas, jis priėmė 755 darbuotojus, Continental priėmė 455 ir Hella priėmė 153. Tai 2022 metais. Praeitų metų duomenų aš dar neturiu, bet tai yra didžiulis postūmis Lietuvos ekonomikai, net jeigu tos automobilių gamyklos, išsvajotos galbūt automobilių gamyklos čia ir nėra. Ypač regionams, nes tos gamyklos jos nėra Vilniuje ar kažkur. Pavyzdžiui, AQ Wiring Systems, kuri priėmė daugiausiai darbuotojų, yra Panevėžio rajone, kitos dvi įmonės, tai Continental ir Hella, yra Kauno rajone. Tai tos įmonės tos yra tiesioginės užsienio investicijos ir tai yra kryptis, kurią gali Lietuva eiti ir kuria eina, tai yra jie bando pritraukti komponentų gamintojus. Ne didžiuosius automobilių gamintojus, bet komponentų gamintojus. Ir taip Lietuva gali prisidėti prie Europos tos automobilių pramonės ir gauti tą pyrago dalį, kurią aš minėjau anksčiau. Tiek turėjau papasakoti šį kartą. Tikiuosi, kad nesudaužiau jūsų svajonių apie automobilių pramonės augimą Lietuvoje. Jeigu buvo dar tokių žmonių, kurie svajojo, kad Lietuvoje kada nors įsikurs tikra didelė automobilių gamykla ir greitai važinėsimės Volkswagenai su lipdukais Made in Lithuania. Čia tikrai gali įsikurti daugiau komponentų gamintojų, galbūt kad nors atsiras ir kokie nors dizaino namai ir kažkas panašaus. Bet to Lietuvoje taip pat gali atsirasti ir mažesnių vietinių gamintojų. Kaip minėjau, įkurti didelį automobilių gamintoją lietuvišką tai būtų tikriausiai nerealistiška, bet mažesnės kompanijos, kurios gamins vadinamosius kitkarus ar sportinius automobilius ar kažkokius kitus išskirtinius automobilius, čia gali atsirasti. Ir jūs tikrai žinote, kad tokių kibirkščių jau yra. Apie tai turbūt papasakosiu, kad nors vėliau, bet didelės automobilių surinkimo gamyklos, didelio pramoninio automobilių centro Lietuvoje tikrai nebus, mes neturime tokios istorijos, mes neturime tokios geografijos, mes neturime tokios regioninės rinkos ir Europai didelių naujų gamyklų šiuo metu nereikia. Tai tiek, ačiū, kad klausėte, kviečiu užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite aktualias nuorodas ir nuorodas į Nodum.lt socialinius tinklus, prisidėkite prie Nodum.lt Instagram, Facebook ir Contribui. Jeigu norite pasiūlyti temas kitoms pirmadienio mazgo laidoms, galite padaryti komentaruose. Ir susiklausysime po savaitės. Ačiū ir iki.